Sveiki laidos Atverstos kortos žiūrovai. Šį kartą susitinkam rudenį, 2024 metų rudenį, Seimo rinkimų rudenį. Kai pirmą kartą filmavome laidą prieš 3 metus, negalvojame, kad tiek pavyks rasti pokalbiai temų, apkalbėti įvykius, asmenis. Seimo rinkimų kampanija yra tam tikras apibendrinimas ir mes pabandysim padaryti jį iš savo požiūrio taško. Šioje laidoje taip pat aptarsime paskutinį asociacijos kreipimąsi į Seimo valdybą. 24 metais mes apibendrinom pagrindinius rezultatus, kuriuos pasiekė iš esmės šitas Seimas, priimdamas įvairius teisės aktus. Kaip pasikeitė rinkos struktūra, kokią įtaką ši struktūra daro kiekvienam vartotojui, tai yra piliečiui, kokią įtaką daro verslui ir pačiai valstybei. Žinoma, aptarsim ir Šarūno Stepukonio atvejį, kuris parodo, kad Seimo priimti sprendimai padarė didžiulę žalą valstybei. Žinoma, per neveikiančią pinigų plovimo prevencijos sistemą. Jeigu aptarinėti situaciją, kurią turim šiandien, 24 metų rugsėjo mėnesį, aišku, mes turim remtis pirmųjų 2 ketvirčių duomenimis, kuriuos skelbia lošimų priežiūros tarnyba. Kitų duomenų, kuriuos mes kažkada tai gausim, jos turėsim vėliau, bet šiandien mes matom situaciją pirmą pusmetį. Ji jau kitokia negu 23 metais, ji smarkiai kitokia negu 22 metais ir smarkiai kitokia negu 20-aisiais, kada ši Seimo kadencija atėjo į Seimą. Pradėsime nuo 24 metų duomenų, kurios turime oficialiai gavę iš lošimų priežiūros tarnybos, kurie rodo situaciją rinkoje. Aišku, mes turime ir finansinės atskaitomybės duomenys už 23 metus, kurie rodo bendrovių būklę. Bet jie, aišku, yra papildantis. Tad ką rodo pirmas pusmetis, kaip pasikeitė situacija nuo praėjusių metų, nuo 22 metų, nuo 21 ir nuo 20-ųjų, kada šio Seimo nariai susirinko į Seimą. Vyksta tolesnis augimas, telkiasi toje pačioje nuotolinių lošimų erdvėje. Kitaip tariant, auga ne visos lošimų šakos, auga būtent socialiai didžiausios rizikos lošimai. Tai yra A kategorijos lošimai, tai yra stalo lošimai, tai yra lažybos. Jeigu pažiūrėtume procentiškai, jos dabar sudaro daugiau negu pusę rinkos. Jeigu tai paimtumėm visą rinkos pyragą, nuotoliniai lošimai, būtent šie didžiausios rizikos nuotoliniai lošimai sudaro 50-55%. Apie ketvirtadalį rinkos sudaro loterijos, likusi ir vėlgi ketvirtadalis antžeminiai, kitaip tariant, ant žemės vykstantis lošimai. Ne internetu, ne nuotoliniu būdu, bet gyvai. Tokia situacija rodo, kad jeigu mes pažiūrėtumėm laiko skalę, antžeminiai lošimai iš esmės yra stabilizavęsi 14, 15, 16 metų lygyje ir plius minus nekinta. Loterijos nuosaikiai po truputį auga, po 5 iki 10% kai kuriais metais augimas yra. Bet visą rinkos struktūrą keičia nuotoliniai lošimai. Ir aišku, nuotoliniuose lošimuose atsitiko toks dalykas, kad pagrindinę vietą užėmė didžiausios socialinės rizikos lošimai. Tai yra A kategorijos automatai ir stalo lošimai. Kokią poveikį tai daro lošėjams, kokį poveikį tai daro valstybei, kokį poveikį tai daro verslui, mes apie tai kalbėsim detaliai. Tačiau principas, tai atsitiko, arba šitas dominavimas įsitvirtino, arba jis buvo užprogramuotas 2021 metais per Mykolo Majausko pertvarką. Būtent po jos, jeigu pažiūrėtumėm į augimo skalę, nuotolinių lošimų augimas arba pajamos, kiek šitas verslas surenka iš vartotojų, iš gyventojų, pradėjo šuoliškai augti. Visom kitom lošimų rūšims likus praktiškai savo vietoj, ši sritis nenustoja augti. Aišku, mes galėtume sakyti, kad oficialios įstaigos turėtų tai matyti, turėtų į tai reaguoti, tačiau pagal faktą judėjimo arba tos iniciatyvos, kurios atsiranda, yra priešingos. Jeigu istoriškai pažiūrėtum ar į Mykolo Majausko skatinimo uždraudimą, ar į dabartinę, pavyzdžiui, Mindaugo Lingės reklamos uždraudimą, visos šitos priemonės ir iš esmės yra kosmetiniai pakeitimai, kurie tik tai atkreipia dėmesį. Jie nesprendžia rinkos problemų, o jos savaime tik gilėja. Kas dar svarbiau, šio Seimo eigoje, jeigu mes pažiūrėtumėm į statymų, kitaip tariant, į bendrą statymų sumą, kiek Lietuvoje žmonės išleidžia
stato už vieną kitokį įvykį arba įmoka į lošimo automatus. Vėlgi, situacija ta pati. Auga arba reikšmingai, šuoliškai išaugusi yra nuotolinių lošimų dalis. Jeigu mes pažiūrėtumėm į bendrą 20 metų rezultatą, tai buvo grubiai apie milijardas pastatyta nuotoliniuose lošimuose. Dabar, 24 metais, mes jau per pirmas pusmetį esam šitą sumą viršyje. Tai įsivaizduokit, Seimo kadencijos metu, per 4 metus, visos priemonės pasiekė rezultatą. Dvigubai daugiau, dvigubai intensyviau lošiama. Tuo pat metu, jeigu pažiūrėtumėm į bendrovių rezultatus, mes pamatytumėm kitą įdomų rezultatą, arba tokią tendenciją. Aišku, čia aš jau kalbu apie 23 metų finansinės atskaitomybės duomenys, kurie yra viešai pasiekiami. Mes matom labai įdomų pasiskirstimą, kad iš esmės iš daugiau nei 10 veikiančių bendrovių, 3 iš esmės dominuoja rinkoje, viena veikia taip vidutiniškai, o visos kitos balansuojant bankroto ribos. Jeigu mes palygintumėm su situacija, kuri buvo 19 arba 20 metais, akivaizdus skirtumas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad rinkoje atsitiko toks dalykas, kad dalis bendrovių žiauriai sustiprėjo, kitos priešingai yra patekusios į pasitraukimo zoną. Ką rodo toks bendrovių pasiskirstimas? Tai rodo, kad vienoj pusėje yra susitelkęs pajamos, pelnas ir iš esmės dominavimas rinkoje. Kitoj pusėje yra bendrovės pastatytas prie išgyvenimo tako, arba jos prisiderina ir pasitraukia iš rinkos, arba bando verstis per galvą ir ieškoti sprendimo būdų. Akivaizdu, kad ypač po paskutinių pakeitimų, aš priminsiu, kad paskutinis mokesčių padidinimas, kuris buvo padarytas Seimo narės ir tuo pat metu finansų ministrės Gintarės Skaistės iniciatyva, asmeninė, ne ministerijos, bet asmeninės, kaip jos, kaip Seimo narės iniciatyva, buvo priimtas tik tai birželio mėnesį. Ką tai reiškia? 2 papildomi procentiniai punktai. Jeigu mes pažiūrėtumėm į šitoj lentelėje rodomą pelningumo rodiklį, mes matytumėm, kad 8 bendrovių pelno marža iš esmės kelių procentų ribose, iki ten geriausių 6-8 procentų. Visų kitų arba yra 3 bendrovių jau dabar yra neigiamas rezultatas, 3 bendrovės turi 2-3 procentus pelno. Tai jeigu net jau primityviai paimkim 2 procentinius punktus, kurios tas papildomas padidintas mokestis iš jų atims, reiškia, jos irgi pateks į nulio arba galima sakyti neigiamą rezultato zoną. Valstybės požiūriu arba šios Seimo valdančiosios daugumos požiūriu, tai rodo, kad jos sąmoningai mato rezultatus, mato bendrovės, kurios balansuoja ant išlikimo ribos, tačiau vis tiek priima sprendimą didinti universaliai visiems vienodai mokestį. Tai aišku privers tos, kurios jau minusai į visišką bankroto situaciją, tuo pat metu toms, kurios dominuoja, kurios rinkoje užima 50 procentų rinkos, 20 procentų rinkos, jiems tas 2 procentiniai punktai, taip jiems tai nėra reikšminga suma, jos galės tai amortizuoti, kai kuriais atvejais gal net perimdamos tų išnykusių bendrovių rinkos dalis. Ir visiškai padengdamos to mokesčio padidinimą. Ar tai yra naudinga valstybei? Akivaizdžiai ne. Nes jeigu rinkoje susitelkia galia į vieną arba 2 rinkos subjektus, ką tai reiškia? Kad jis gali pradėti išnaudoti savo dominuojančią padėtį ir tai reiškia, kad vartotojams tik tai į žalą. Valstybė iš rinkoje dominuojančių rinkos subjektų, kurie dėl savo dominuojančios padėties turi viršpelnį ir turėtų tą viršpelnį atimti ir gražinti į valstybės biudžetą. Jeigu mes įsivaizduokim, kad rinkoje dominuoja 1, 2 arba 3, tarp kitko dabar rinkoje dominuoja 3 subjektai, kurie uždirba 94 procentus pelno. Jeigu visą rinkos pelną, pavyzdžiui, 23 metais imtumėm kaip ten 60-70 milijonų eurų, tai 94 procentus iš šitos dalies uždirba būtent 3 bendrovės. Tai ES valstybių praktika rodo, kad tokiais atvejais, kai kažkurie subjektai, dominuojantys subjektai, uždirba viršpelnį, jis gražinamas valstybei per progresinio mokesčio modelį. Apibendrinant finansinės atskaitomybės duomenis, akivaizdu, kad valstybė
galėtų iš viršpelnį sukaupiančių subjektų uždirbti daugiau, paimti daugiau specialiojo mokesčio. Mūsų skaičiavimais tai yra 34 milijonai eurų. 34 milijonai eurų, kurios šios Seimos valdančioji dauguma galėjo paimti į valstybės biudžetą, bet jų nepaėmė. Tuo pat metu tos bendrovės, kurios uždirba mažą pelno maržą, jos susikaupusios antžeminėse lošimo vietose. Kitaip tariant, jose dirba didžioji dalis šitom lošimo paslaugų versle įdarbintų žmonių. Priimdama tokius sprendimus, valdančioji dauguma mažina darbo vietas arba verčia bendrovės jas naikinti. Jau per šiuos metus rinkoje išnyko arti kelių šimtų darbo vietų. Dabar klausimas, jeigu kitais metais įsigaliojantis mokestis iš tiesų išstums bent 3 ar 4 bendrovės, išnykusių darbo vietų skaičius gali pasiekti 500. Samuilai, tai kaip galima būtų apibendrinti šios Seimo valdančiosios daugumos rezultatus? Kaip tie pokyčiai rinkoje, ką jie iš tiesų rodo? Yra eilė kriterijų, kurie rodo poslinkius rinkoje, rodo rinkos ydingumą ir rodo visišką bejėgystę tų žmonių, kurie atsakingi už reguliavimą, priežiūrą ir teisės aktų priėmimą. Jeigu kalbėti paprastai, visą laiką buvo deklaruojama, ne tik paskutiniai kadencijoje, bet ir prieš paskutiniai ypatingai, kaip sakant, varžyti, labai stipriai varžyti rinkos plėtrą. Žodžiai savo, veiksmai savo. Tai mes akivaizdžiai matome, kad vartojimas per paskutinę Seimo kadenciją, valdant Tėvynės sąjungai krikščionims demokratams, padidėjo lygiai, reiškia, dvigubai. O jeigu paimt nuo 16 metų, nuo pradžios, tai vartojimas visų lošimų padidėjo 3-gubai. Tai jeigu tai skaičiais apibūdint, tai statomos sumos nuo 20 metų milijardo, šiemet, 24 metais, sudarys 2 milijardus. 2 milijardus. Kaip tai buvo pasiekta? Paprastai priemonės, kurios buvo taikomos, nes iniciatyvų būta. Vienas iš iniciatorių buvo Mykolas Majauskas, tuometinis biudžeto finansų komiteto pirmininkas. Jeigu mes detaliau pasižiūrėsim, kokie asmenys, kokiais klausimais, kokias iniciatyvas teikia, tai mes matysim, kad buvo aiškiai eksploatuojami konservatorių kelių komitetų pirmininkai, 2 pirmininkai finansų biudžeto komiteto, nes yra pagrindinis, tai yra minėtas jau Mykolas Majauskas ir ponas Lingė. Toliau socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Justas Džiugelis. Jau dabar buvęs pirmininkas. Buvęs ir finansų ministrė, ministerijos finansų, kuri yra atsakinga už politikos, reiškia, įgyvendinimą, už reguliavimą lošimų ir loterijų rinkos. Šitie žmonės buvo aktyvizuoti, kaip visados atsirasdavo entuziastų Seime, kurie, reiškia, parašus dėliodavo ant šitų jų projektų. Tai galima, jeigu apibendrintai pasakyti, absoliučiai jokio teigiamo poveikio, reiškia, rinkos reguliavime, rinkos plėtrai, teigiamo turiu omeny, jų inicijuoti teisės aktai absoliučiai nedavė. Priešingai, rinka dėl ydingo reguliavimo, kurioje atsirado absoliutus dominavimas neribotų lošimų, tai yra, sakykime, nuotoliniuose lošimuose, kurie užima šiuo metu jau daugiau nei pusę. Tai čia jūs žiūrite pagal bendrasias pajamas, bet jeigu žiūrėti pagal vartojimą, tai užima aiškiai virš 80%, tai gavosi priešingai, negu jau kalba blaivus protas. Reiškia, A kategorijos automatai nuotoliniuose užima 65%, taip. Lažybos užima 24%, reiškia, ir stalo lošimai užima 8%. Tai pasižiūrėjus, aiškėja situacija, reiškia, kad šitos grupės paminėtos 3, jos užima 98% nuotolinių lošimų rinkos. Tuo pačiu metu riboti lošimai, kurie civilizuotam pasaulyje yra skirti kaip buferis, kad žmogus negalėtų išleisti per laiko vienetą tam tikrų didelių sumų. Techniniai parametrai tą dalyką užtikrina.
jie užima tik 2 procentus. Tai nuotolinių rinkos. Simboliškai. Tai simboliškai. Tai man atrodo, čia klausimų jau jokių nėra. Tai yra pavyzdys, kai rinkos reguliavimas sudaro štai tokias sąlygas vystytis rinkai. Į visiškai ydingą, reiškia, pusę. Dabar toliau rinka, kaip jūs ir minėjot, yra uzurpuota kelių bendrovių. Dar 2010-2011 metais tai buvo padaryta per teismų po to pripažintus neteisėtus poįstatyminius teisės aktus, tačiau buvo leista toliau dirbti šitom bendrovėm. Ir jos be jokio atšalimo laikotarpio perėjo sklandžiai į nuotolinę, reiškia, erdvę. Tada buvo leista lažybas daryti, o po to, reiškia, nuo 2016 sausio 1, kai buvo pasiūlyta dar padidinti paslaugų spektrą, šitas sektorius iš tikrųjų labai sparčiai vystėsi ir ribotas antžeminių lošimų sektorius, visa rinka tuo metu labai apribota, nes įvairiais būdais buvo triubinama ir neleidžiama plėtotis, neleidžiama smulkiam verslui dirbti, jokiais būdais neleidžiama ir kitų dalykų daryti. Ir paaiškėjo, kad per 8 metus rinka paaugo 3 kartus, sumos milijardinės. Palyginus 4 metų senumo informacija aiškiai matosi, kad dvigubai paaugo, reiškia, lygiai milijardų jo vartojimas. Kitas yra momentas, kad visa šita situacija, kai neribotų lošimų pramonė, konkrečiai A kategorija, konkrečiai stalo lošimai, kurie reikalauja ypatingos kontrolės, taip, kadangi galimi labai dideli laimėjimai ir labai dideli pinigų srautai, statymai, taip, reikalauja ypatingos kontrolės. Tai ne tik piniginių srautų, tačiau ir pinigų plovimo prevencijos aspektų. Šita rinka buvo sąmoningai kūriama, tai yra akivaizdu, nes lošimų rinka yra ne kas kitas, o reguliuojama valstybės veikla, tai valstybė pati taip sureguliavo šitą rinką, taip, o turime labai, sakykime, rimtą situaciją, kai gyvenimas parodė, kad kontrolė realiai, galima sakyti, nerasta. O nusikaltimas, kuris įvyko, kuriam buvo, reiškia, netgi pavogti pensijų fondų pinigai tame tarpe, tai tas aiškiai rodo, ilgojų laikotarpių procesai vyko, bet kontrolės ten rasta nebuvo. Iš tikrųjų. Nes ir pačią bylą iškėlėgi ne priežiūrą. Taip. Tai galima manyti, kad šitie reikalai ne tik su šituo atveju visgi vyko, jų tikrai yra daugiau. Dabar kitas momentas, va tas taigi labai, reiškia, aktyvi ta plėtra, jinai faktiškai į priekį išvedė tuos subjektus, kurie anksčiau pradėjo tą veiklą. Minėjau, per poįstatyminius aktus 2010-2011. Tai 3 bendrovės. Tikrai 6 metus turėjo laiko, galėjo išmokti dirbti ir panašiai, susikrauti duomenų bazę ir panašiai. Tai mes šiandien matom, ką jūs ir minėjot, 94 procentai pelno sukoncentruota būtent tų bendrovių rankose, tiesa, 2 bendrovės perpardavė savo akcijas, kitiems su visa duomenų bazė, su visko ir viskas. Va, tai jie iš tikrųjų tokiu būdu, plus jau įgavę patirtį ir gavę papildomą, reiškia, injekciją įvairių lošimo rūšių, labai atraktyvių kazino rūšių, jie iš tikrųjų, pavadinkim, tapo dominuojančiais rinkoje. Galėčiau šiandien teikti, kad realios konkurencijos lošimų rinkoje jau nebėra, kadangi šita atskirtis yra tokio masto, tokio didelio masto, kad kalbėti apie konkurenciją jau nėra apie ką ir dar daugiau, jeigu nebus imtasi rimtų priemonių šitai situacijai pakeisti, tai galima teikti, kad tikrai veikiančių subjektų skaičius rinkoje tikrai mažės, darbo vietų skaičius mažės ir tiek žinių, nes realiai kaupiant tokias, reiškia, perteklinės, pavadinkim, pelningumus,
per ypatumus tam tikrus, jie skiriasi, antžeminių ir nuotolinių skiriasi, jau čia klausimų jokių nėra, reiškia vieniem labai šviesus rytojus, o kitiem labai tamsus rytojus ir jie baigia. Bet kalba yra tokia, visą šitą situaciją sukūrė ne kas kitas, o institucijos. Jie yra atsakingi už šitą situaciją, ką jie sukūrė Lietuvoje. Nes rinka vystėsi visai kita linkme, jinai buvo iš tikro nusaiki. Ir ką mes matome šiandien? Jeigu registras, kuris pradėjo dirbti atsiribojusių asmenų 2017 metais, turėjo 4,5 tūkstančio asmenų atsiribojusių, tai mes matome, kad šiai dienai tai yra daugiau kaip 17 tūkstančių. Čia Liepos 31 dienos. Jo, Liepos 31. Tai tas pilnai atspindi va tą, ką mes šnekam. Ir iš esmės sutampa su nuotoliniu augimu? Absoliučiai, su nuotoliniu, nes reikia suvokti, kad antžeminiai lošimai realiai taip ir liko 2016 metų lygyje. Va, tai mes dabar aptarėm, kad dėl ydingo rinkos reguliavimo visiškai nevaldomo. Rinka tapo iš tikro pavojinga žmonėm. Tai yra viena ir tai liudija tie skaičiai. Dabar viso labo, reiškia, 59 tūkstančiai atsiribojusių praėjo per šitą registrą per prašymų skaičius per tokį trumpą laiką. Sekantis momentas yra kontrolė, kuri, kaip mes pamatėme, iš tikro jos, ypač pinigų plovimo, jos ten nerasta, o nerasta dėl to, kad iš tikro didžiąją dalį, reiškia, užima būtent neriboti lošimai, kur galimi labai dideli ir statymai, ir laimėjimai, ir pralaimėjimai, ir kas nori. Ir visa tai tikrai labai stipriai komplikuoja kontrolę, nes tokių transakcijų gali būti kuo toliau, tuo daugiau, reikalinga vis tiek finale galutiniam rezultate. Tai žmogus, kaip sakant, kontroliuojantis sėdį. Svarbu, kad tai vyksta jo pagalba IT technologijų, bet visgi paskutinis yra kontroliuojantis pareigūnas ir matant va tokią situaciją, yra akivaizdu, kad yra komplikuoti reikalai ir tą mes matom gyvenime. Trečias dalykas, ką mes matome, tai matome visiškai nepagrįstą veiklą tų iniciatorių, kaip pavyzdžiui Mykolas Majauskas su savo, reiškia, paketų pertvarkos, kur, reiškia, gimsta Lietuvoje. Noriu, kad visi suvoktumėt, kas čia iš viso vyksta, o vyksta iš tikro baisus dalykai. Tai reiškia pagrindų tuo, kad sulaikomas žmogus, tai yra aš, reiškia 10 birželio 21 metų. To pakanka. Čia buvo ketvirtadienis. To pakanka, kad antradienį Majauskas jau registruoja, reiškia, po 2 darbo dienų, nes po ketvirtadienio eina penktadienis, o po penktadienio eina 2 išeiginės. Ir toliau eina pirmadienis. Ir antradienį jis jau registruoja projektą jo, kurį jisai pavadina pertvarka. Tam projekte taip numatyta eilė priemonių jo, kurios aktyviai labai leidžia toliau, proteguoja tiesiog nuotolinius lošimus ir griauna, tikrą to žodžio prasme, griauna antžeminius lošimus. Įsivaizduokit, iki kokio lygio daeita yra, reiškia, Lietuvoje, tai sugebama, reiškia, pertvarka, verslo pertvarka, jo, pagal Majauską parengti per 2 dienas, mesti. Pats Mykolas parengė ir pasakoti pasakas iš Seimo tribūnos dar 140 asmenų ir visai visuomeniai tiesiog pasakas pasakoti, kur tikrai yra visiška neteisybė apie kažkokius, reiškia, agresyvus lobizmą. Apie kažkokį tai agresyvų lobizmą. Iš tiesų, įstatymo projektas yra parengtas kartu su lošimų priežiūros tarnyba. Tačiau jau gerą pusmetį aš nedrįsau jo pristatyti Seimui, žinodamas agresyvos azartinių lošimų organizatorių lobizmą. Ir šiandien tai darau, atsižvelgdamas į vykstančius tyrimus ir suprasdamas, kad bent jau tam kartui verslo kišimasis į įstatymų leidybą
gali būti apribotos. Kai aš galiu pasakyti lygiai 8 metus va šiai dienai, jokių iniciatyvų asociacija neteikė. Asociacija užsiiminėjo tik tai, reiškia, stebėsena va viso šito, pavadinkim, labai graudaus cirko. Stebėsena, analizę ir laiks nuo laiko pateikdavo į viešumą tam tikrus vertinimus, tam tikrų analizių rezultatus. Ir ką mes matėm? Nu, mes matėm, kaip sakant, visiškai priešingus dalykus. Kur yra visa esmė? O esmė yra tame, kad paprasčiausiai nebuvo daroma esminių žingsnių, o buvo daroma kosmetiniai žingsniai. Reiškia, to pačio Majausko dar šiek tiek anksčiau, pavadinkim, skatinimo, reiškia, draudimas lošimą. Negalima bonusų? Jo, negalima, tvarkoj. Jokio efekto nedavė. Taigi po to priešingai jo, dar auga. Tai rodo, galėčiau daugiau čia jų pateikti. Tas aiškiai rodo, kad žmonės, kurie imasi iniciatyvos, visiškai supratimo neturi apie šito verslo. O čia supratimo neturi. Neturi. Bet projektus pateikia, registruoja savo vardu. Jo, tai viską labai gerai sakai, tai kaip pasakyti, mes visą tą matom ir stebimės, Dievas surašo, kad jie vis teikia dar. Jo, tai tas yra įdomu, o kenčia, kaip sakant, visiškai realiai nieko dėti juridiniai ir fiziniai asmenys. Susidaro vaizdas toks, žiūrint va visas tas jų iniciatyvas. Į to paties Lingės ir kitųjų, kad jų parašas iš vis nieko nekainuoja jiems. Ta prasme, jie rašo tos parašus, deda ten, susijungia jie į grupės, ten taip toliau, supratimo žemiau plintuso. Ir vyksta va šitie procesai, ką minėjau. Reiškia, rinka iškrypus dėl ydingo reguliavimo. Ydingas reguliavimas sumažino galimybę kontroliuoti ypatingai. Ir ką mes matom, kad dar yra tyčinių veiksmų, nes ta prasme sektoriui, kuris mažų parametrų, mažų, reiškia, statymų ir mažų laimėjimų, kuris iš tikrųjų negali generuoti tokio lygio pajamų, jam užkraunami lygiai tokie patys reikalavimai. Nu, čia neregėti tiesiog dalykai, mano galva, jie visiškai neregėti ir tarptautiniai rinkoje, nu, sakykim, brandžiose valstybėse nieko net panašaus nėra. Vietoj to, kad pateiktų normalius, sakykim, politikus, principus, galvą uždėtų gerą, ką jie tie sugeba padaryti. Šitam gairių vadinamam tam finansų ministerijos projektą. Atsakingo lošimo gairės. Atsakingo. Nu, vos ten įmeta vieną jie principą prieinamumas pas jos. Tai galima pasižiūrėti kitų valstybių teisės aktus. Nu, tu matai, minimum 10. Tai netgi ir mūsų atveju Lietuvoje, kada ten 12-13 metais buvo įstatymo projektas, taip, principų buvo 12. Taip, bet tas rodo, kad jie vynioja į vatą visą reikalą. Jie daro tas, kas jiem labai reikalinga. Kad tiesiog supainiot visiškai tas kortas, kalbant žargonų tam tikrų, ar ne? Tai kur dabar idėja yra pati? Jeigu tu matai ir supranti, ką jie daro, tai tu puikiai matai, reiškia, jie užsiima kosmetiką visišką, taip, kurį tiesiogiai į esmę neturi jokio poveikio, visiškai. Ir tai reiškia, kad jie tempia gumą. Tempia gumą, kuo ilgiau, reiškia, užtempti tokią situaciją. Ką pats kalbėjai, reiškia, dėl tų mokesčių. Nu tai, kuo ilgiau po 2 procentus dėliosi visiems, ar ne, to ta situacija bus palankesnė tiem, kurie turi milžinišką viršpelnį. Progresinio mokesčio modelis per metus atneštų plus 34 milijonų. Būtent, bet jie infantiliškai taip neskaičiuoja, jiems patinka gauti 4. Nu viskas. Tai ką apie juos šnekėti. Dabar kalba yra tokia. Aš galėčiau palyginti su tokiu primityviu atveju. Sakykim, žmogus vidurioja. Vidurioja, eina pas gydytoją ir gydytojui jisai sako, nu, daktarė, ką daryti, aš vidurioju. Tai gydytojas jam sako, eik į drogą ir nusipirk daugiau tualetinio popieriaus. Viskas. Tai čia lygiai tas pats. Vietoj to, kad, reiškia, padaryti tyrimą žmogui, ar ne, nustatyti problemą tikrą, dėl ko jis vidurioja, išrašyti vaistų,
daroma visai kitas dalykas, primityvus ir paprastas. Tai aš šiandien galiu pasakyti, šitą ministrę dabartinę, reiškia, finansų, tai Gintarė Skaistė. Jinai surašė tokį įstatymo pasiūlymą, kuriam reikia žinoti ir daug dirbti. Ją prigavo. Nes problema yra tame, kad aiškinamasis surašytas profesionaliai, o turinys, reiškia, visiškai miau. Taip. Tai ją prigavo ir galiu pasakyti drąsiai, žmonės laimėjo labai daug pinigų ir laimėjo labai daug laiko. Šitą aš galiu pasakyti bet kur, tą, ką dabar aš jums sakau. Tai yra klausimų labai rimtų, nes valstybėje padaryta didžiulė žala. Didžiulė. Užprogramuota dar. Užprogramuota, taip. Didžiulė žala. Su visom pasiekmėm. Dabar kokį poveikį tai daro rinkai, pats pasakėjai, bet aš noriu papildyti. Jeigu mes pažiūrėsim, kas vyksta, kai šitaip vystosi šitas sektorius, priekyje patys rizikingiausi lošimai, kurie lošimo rūšis užima didžiąją dalį, kas vyksta tada? Tada vyksta, kad nyksta tie riboti, kurie yra iš tikrųjų skirti praleisti laiką su mažais, reiškia, statymo dydžiais, su mažais laimėjimais, kad apribota azartą ir taip toliau. Darbo vietos sparčiai mažėja. Pats ir pasakėjai, kad sumažėjo labai stipriai. O aš noriu patikslinti, reiškia, jeigu 16 metais buvo virš 2200, tai šiemet mes turime 1600. Viso 638 darbuotojai neteko darbo. Toliau tai sudaro nei daugiau, nei mažiau 28% visų darbuotojų. Tai yra milžiniškas skaičius. Ir tik pradžia. Ne pradžia. Jau kaip sakant, dar mes matysim panašius skaičius su šito reguliavimu, ką jie padarė. Tai jiem darbo vietos nerūpi. Matomai. Aš visgi nesutiksiu su kolega kalbėjusiu prieš tai ir manau, kad azartiniai lošimai nėra ta vieta, kur reikėtų kurti darbo vietas ir džiaugtis, kad ten dirba žmonės. Nes jiem vartotojas yra svarbiau, bet jie viską daro, kad tas vartotojas dar daugiau leistų jo ir registras mums rodo. Nors tas registras turi milžiniškų trūkumų ir galima teikti, kad ir vėl klausimas, kodėl jis turi trūkumų. Nes pagal tą registrą realiai tu negali nieko. Nei nustatyti priežastį dėl ko, nes nereikia vartotojui pateikti, kur jisai žaidė ir kokioj rūšy. Nieko nėra šitą deklaraciją be tai analizės. Tu negali šitoj vietoj gauti tinkamų duomenų, kad galėtum padaryti išvadas. Yra bendras skaičius. Manau, kad va šitaip viską ir reikia daryti, nes devizas jų yra paprastas, visi vienodai blogi, kas yra absoliutus melas, nes praeitoj kadencijoje, kai vadovavo valstiečiai ir, reiškia, buvo figurantas Veryga, toksai, kuris labai rūpinosi, kai paaiškėjo po tikrai ilgo ir smulkmeniško mūsų darbo, paaiškėjo, kad ta spekulacija sveikata, jinai kaip ir nedidelė yra visai, valydus duomenis, higienos instituto, panašiai, pamečiui. Kaip turėtume tas diagnozes vertinti? Remtis mūsų valstybės oficialiomis institucijomis. Tai Sveikatos apsaugos ministerija, jinai teikia retų lygų apibrėžimą. Pagal ją reta liga tai yra tokia, kaip serga nedaugiau kaip 5 žmonės iš 10 000. Labai retos ligos apibrėžimą rastume farmacijos įstatyme. Čia kalbama, kad viena diagnozė iš 200 000. Vadinasi, pagal šituos apibrėžimus problema tikrai turėtų būti gana nežymi. Situacija visiškai atitinka Europos lygį. Nėra, neviršė sveikatos reikalai. Tai būtent kai Veryga. Man, pavyzdžiui, yra aišku, tam žmogui reikia kažkokių tai temų problemom iškelti. Tai mesgi matom, kaip viskas vyksta. Tai žmogus jau ir šitoj jau ir karjerą padarė, nes jis gali būti ir merų, ir premjerų, ir prezidentų, ir ko nori. Dabar Europos parlamentas
parlamentą, bet aš tai nesistebiu, nes akivaizdu, kam yra naudojamas šito verslo, pavadinkim, demonizavimas ir visiška nekompetencija. Tai naudojama savo, pavadinkim, karjerai padaryti. Politiniam dividendam. Taip, nes jie visi įsivaizduoja, todėl jie taip lengvai deda parašus. Aš taip įsivaizduoju, kad čia jau toks blogis, kad viso. Bet kur esmė? O esmė yra tame, kad iš tikrųjų protingai elgiantis tu gali iš šito verslo tikrai padaryti naudingą laisvalaikio iš tikro formą. Jeigu tu teisingai reguliuoji rinką, tai patenkintų bus daug, valstybė gaus pajamas, puiku. Vietoj to, kad jos būtų kažkur tai išvežtos ir praloštos. Tai mes, reiškia, su jumis apšnekėjom eilę faktorių, eilę dalykų, į kuriuos turėjo milžiniškos įtakos ne kas kitas, o ydingas lošimų paslaugų rinkos, tai yra lošimų ir loterijų, mes dėl loterijų nepalėtėm, reguliavimas. Tai įstatymai, kurie priimti Seime. Taip, būtent, jau pasakiau tos iniciatorius. Dar viena tokia, visiškos nekompetencijos atvejas, kai opozicijos atstovas Savickas, Lukas, registruoja mokestinį projektą, registruoja, kuriame jisai iš esmės keičia, reiškia, ir bazę apmokestinimo, ir tarifus, jo paskaičiavimais jis mokesčių surinktų 10 kartų daugiau. Reiškia, jeigu dabar mokama 40 milijonų eilės mokesčiai, ar ne, tai jisai lošimam visiems uždeda pagal save mokestį, loterijų jis papildomai neapmokestina. Čia atskira kalba ir mes pakalbėsim dar matomai šiandien apie tos ypatumus. Mes finale matom, kad jo mokesčių suma 446 milijonai vietoje 40 eilės milijonų yra dvigubai didesnė negu visos rinkos pajamos, 222 milijonai. Kaip ten mokesčių suma dvigubai viršyje, reiškia, pajamas. Ir 10 kartų rimtų veidų. Ir dar 10 ten kolegų pasirašo ant tokių projektų. Toliau vyksta sekantis veiksmas. O toliau, kaip aš sakiau, finansų ministrė, kuri buvo paturėta, aiškiai, jinai teikia pasiūlymą šitam nesąmoningam projektui. Tai aš prie ko vedu? Su kuo mes turim reikalą Lietuvoje? Ir kaip gali šitaip žmonės elgtis? Ir šitas žmogus, aš tikrai jo nepažįstu, bet atrodo viskas tvarkoj, jis antrų numerių eina savo partijos sąraše. Jo. Čia sunku net šnekėti apie tokius dalykus, kurie vyksta tokio lygio įstaigoje, gerbiamoje, sakykime, turėtų būti, prie ko jie gali privesti. Prie labai rimtų pasiekmių. Dėl tų darbo vietų. Turiu duomenų, ar ne, kad, sakykime, ir šiemet kai kurios įmonės, ypač po šitos ponios iš finansų padidinimo, jo, matant situaciją rinkoje, buvo pasirengę mitinguoti. Buvo pasirengę, nes iš tikrųjų žmonės ir seniau dirba, iš seniau ir patyrė ir visa kita. Tai aš noriu pasakyti visiems žmonėm ir tiems, kurie dirba šitoj industrijoje, kad nei vienas organizatorius lošimo šiaip savo neatleidinės žmonių savo iniciatyvą. Tam yra tam tikros priežastys. O priežastys yra šito ydingo reguliavimo rinkos, kurį vykdo tam tikros institucijos ir tam tikri atsakingi labai fiziniai asmenys Seime. Tai aš ir noriu pasakyti, jūs eikite ten ir mitinguokit. Ir sakykit savo nuomonę ir skundus, bet jūs neturėkit pretensijų prie organizatorių. Nes jie iš tikrųjų niekados neatleis patyrusio žmogaus šiaip savo. Tam yra priežastis. Kitas momentas, kurį aš labai norėčiau pasakyti, kad dalyvių skaičius rinkoje nekinta. Dalyvių skaičius nei auga, nei krenta.
Atskiri yra sektoriai, kuriuose metais, sakykim, B kategorija 8 operatoriai, kazino buvo 3, dabar liko 2, antžeminiuose turiu omeny. Tai konkurencija dėl dalyvių skaičiaus jis nepadidėjo, ta konkurencija rinkoje, bet ką mes matome, viskas vyksta dėl visiškai ydingo rinkos reguliavimo, nesuprantant atskirų rūšių ir atskirų perdavimo būdų ypatumų. Šitie žmonės, kurie yra atsakingi, jie nesupranta ir jie negali to daryti. Po to laikę jie pradeda suvokti, nes teisės aktuose, va dabar, kur atsakingo lošimo gairės ir taip toliau, kur neturės kažkokios esminės, įtakos visom problemom spręsti, jau yra daigai, tai čia daugiau negu 20 metų po legalizavimo, jau yra daigai, kad žmonės pradėjo suvokti, kad tie pagrindiniai parametrai, kaip statymo dydis, lošimo greitis. Bet čia dar ne faktas, čia dar tik tai įstatymo projektas. Jo, viskas tvarkoja, bet jie pradėjo suprasti vienkartinio laimėjimo maksimalus dydis ir taip. Tai sakau, per tikrai savo gyvenimą teko daug matyti, daug suvokti ir taip toliau. Va dabar tik tai kažkas vyksta, bet reikia suvokti ir kitą dalyką. Nejaugi būsime tokie naivūs ir tikėsimės, kad šitos institucijos ir šitie žmonės prisipažins, kad iš vienos pusės jie turi gal kažkokį interesą, iš kitos pusės neturi kompetencijos. Čia sunku suvokti, bet tą, ką jie kalbėdavo ir tas, kas vyko rinkoje, taip, absoliuti priešingybė. Visiška priešingybė. Pažadai skiriasi nuo rezultatų. Jo, jų kalbos visą kitą, jeigu jūs pažiūrėsit Majausko, tas šnekas, ten ir panašiai, tai viską mes turim. Ir galiu pasakyti, nieko čia nepasikeis. Esmė tame, procesai vyks toliau, todėl kad pagrindas yra vienas dalykas. Tai yra tie 3 primityvūs parametrai, kurie techniniai parametrai, kurie užtikrina azartiškumą tam tikros rūšies, užtikrina, didelę riziką ir užtikrina galimybę vartotojui išleisti per laiko vienetą pakankamai daug lėšų ir, kaip sakant, uždirbti kažkam tai pakankamai daug pajamų. Ir viskas, tai čia visiškai aišku, o dirbama visiškai šalutiniais klausimais, kurie neturi tiesioginės įtakos į tos procesus. Ir kas dar yra įdomu, draudimai. Aš galiu pasakyti, visa tai vyksta dėl to, kad tie žmonės nemoka rasti aukso vidurio. Čia yra tas pats, kaip sakau, gydytojas kažkoks, kuris nemoka nieko, tik tai pjauti ir viskas. Kirsti, pjauti, pirkti, pjauti, nes neturi kompetencijos. Esmė yra tame, kad yra būdai, visgi kaip tą klausimą sutvarkyti. Pagrindinis dalykas yra per šitos parametrus intensyvumas. Intensyvumas visų paslaugų. Dabar reklamą uždraust. O kam ją uždraust? Reikia sumažinti intensyvumą, paprasčiausiai sutvarkyti iki civilizuoto, kaip sakant, lygio. Viskas. Ir gali dirbti. Kodėl ne? Yra skatinimas. Kodėl ne? Jeigu tau yra limitai kažkokie, gali kažką, tai kodėl ne? Aiškios ribos, bet viskas vyksta kitaip. Vieni, norėdami uždirbti, kaip sakiau, turintys viršpelnį, jie ką daro? Jie milžiniškas lėšas meta reklamai. Milžiniškas lėšas. Ir ką veikti tiem smulkesniem? Miegot gali eiti. Kaip amerikiečiai parodė ten finale, ar ne, prancūzam. Gali taip miegoti. Tai ir viskas, mes laimėjom. Tai čia lygiai tas pats. Gali eiti miegoti. Didžioji dalis rinkos gali eiti miegoti. Jau laikas ruošti paduškėlę ir sofką. Tai tokia čia situacija. Ir ją sukūrė. Jinai dirbtinai buvo sukurta. Per kai kurios dalykus, aišku, ne visus, kuriuos čia paminėjau, labai jų nedaug paminėjau. Tokia situacija ir formuotus. Ir informuosis toliau. Jinai nesikeis dėl šitų priemonių, kurios jau priimtos ir kurios bus priimtos. Tai ir viskas. Jūs daug teisingos karčių dalykų pasakėt, bet man norisi ir į kitą klausimą užduoti. O gal kažkas tai buvo padaryta ir gera,
gal galim, pavadinkim taip, paieškoti, kur galima dabartinę daugumą ir pagirti. Galbūt kažkas buvo teigiam. O jau buvo tas akcentas, kad jie pradėjo girdėti, kad yra kažkokie tai rūšių skirtumai, kad rūšys tam tikrą prasme kai kurios skiriasi. Jie nepradėjo girdėti. Čia pateikė finansų ministerija. Čia pateikė finansų ministerija, įstaiga, institucija, kuri yra atsakinga už šito verslo kontrolę. Galiu pasakyti, nėra jokios paslapties, kad besikeičiant Seimui visiškai atsitiktiniai asmenys ateina. Jie neturi supratimo ne tik šitoj specifinėje veikloje, jie neturi ir normaliuose veiklose supratimo. Kaip pasakau, žmonės, kurie turi laiko, tai jie ten eina ir darbuojasi. Tai yra institucija, sakykim, kuri kažką tai bando daryti. 20 metų praėjo. Tai sakau, jau organizmas yra labai stipriai pažeistas, iš tikrųjų, jį pagydyti pakankamai sudėtinga lengvom priemonėm, tą, ką jie siūlo, čia neįmanoma tikrai pagydyti, jie tiesiog nori permesti jau nuo savęs atsakomybę ant organizatorių. Įtvirtintos gairės, tada bus pagrindas sakyti, kad čia gyvendina. Taip, tai mes suprantam, kad bet koks pilietis pasakys, aš jau čia prakaitavau, bet manęs čia nestabdė jie, čia leido, atiduokit man pinigus. Tai čia bus dar diskreditacijos to verslo, panašiai, vietoj to, kad elgtis, kaip sakau, čia daug nereikia pataisų, viena kita pataisa taikli ir viskas, ir rinka sutvarkyta, bet jie jų nedaro, nes jie jų matyt nežino. Aš nežinau, kame čia reikalas yra, bet taip yra. Kalbant paprastai, jūs norit vis iš manęs išgirsti, ką jie gero padarė. Aš tai sakyčiau praktiškai nieko. Jeigu taip tiesiai šviesiai, jie tiesiog savo kosmetiniais dalykais, jie tiesiog gilino problemas, kaip minėjau, kontrolės srityje, taip, reiškia vartojimo srityje, organizavimo srityje ir taip toliau. Tai jūs dabar įsivaizduokit, tau reikalavimus visą laiką kelia. Jo nuo 16 metų, reiškia, tavo finansiniai pajaminiai rodikliai nekyla. Tai jau... Antžeminiai pajamos iš esmės stabilios. Tai mes tą matom, ar ne? Ir dabar kas vyksta toliau? O toliau vyksta 3 kartus. Didinam mokesčius, taip. Ką mes turim? Didžioji rinkos dalis arba nuostolingai dirba, arba ant labai mažos maržos, kurį veda jau aišku kur. Dėl to bendrovės atleidinėja žmonės ir taip toliau, kad išgyventi tik tai. O jie toliau, reiškia, spaudžia. Koks jų tikslas? Tai akivaizdus. O gaunasi tai, kad jie kelia reikalavimus įvairiausius, biurokratinius, tu turi juos vykdyti. Kaip tu gali juos normaliai įvykdyti, jeigu jau pas tave tokia finansinė padėtis? Tai jie tą daro, kaip pasakyti, įdomiai. Vietoj to, kad būtų rinkos tvarumas, taip, atitinkami pelningumai, galėtų dirbti ir vieni, ir kiti, ir smulkesni, ir riboti, ir neriboti, tai turi būti proporcingas, adekvatus reguliavimas. Jie, kad parodyti ir nesukti galvos, sako, visi vienodai blogi. Kaip gali būti visi vienodai blogi, jeigu reiškia 98% nuotoliniuose užima neriboti lošimai, taip, ir 2% riboti. Kaip gali būti vienodi, ką? Tai man akivaizdu, kad vartotojas eina ten, kuriem žada milžiniškus laimėjimus, tai yra azartas, ir ne veltui padarytas tyrimas buvo lošimų priežiūros tarnybos ir man įstrigo vienas klausimas ir vienas atsakymas. Dėl ko, reiškia, tu, sakykime, iš viso vartoti šitas paslaugas. Tai nepatikėsi, bet azartiškiausia rūšis tai yra loterijos, kadangi iš 10,8 atsakė, kad jie nori laimėti pinigų. Lošimuose visose rūšyse kartu 5 žmonės atsakė, kad jie eina lošti dėl pinigų, nori laimėti pinigų. Tai dabar atsakymas atrodytų. Bet dėl ko? Dėl to, kad lošimų, reiškia, laimėjimas loterijose. Jūs visi girdite. Milijonai. Tai ir viskas. Nesvarbu, kad tu ten biški laukti turi, ten kol tiražas bus išparduotas. Bet esmė tai tokia yra. Tai akivaizdu ir aišku. Tai čia pati priežiūros tarnyba padarė tą apklausą per Vilmorus ar per kitą agentūrą, nežinau. Bet atsakymai tokie. Tai aš prie ko ir vedu, kad domėtis reikia rimtai, gilintis, konsultuotis ir taip toliau. Pavyzdžių gerų yra. Tai ką jie
sugriauti sumanė, jeigu taip tiesiai šviesiai. Jiems nepatiko seniausias Britų modelis, jiems nepatiko kolegiali institucija, taigi būtent konservatorių šitą frakciją Seime, jinai realiai reformavo kolegialų ir nepriklausomą organą, valstybinę lošimų priežiūros komisiją. Taip, jinai ją reformavo į vieno direktoriaus valdomą, reiškia, įstaigą prie finansų ministerijos. Akivaizdžiai matant, kad pinigų plovimo prevencijos kontrolė yra tikrai, kaip sakant, dalykas toks dūminis, ar ne, praktiškai tas įvykis parodė tą. Tai finansų ministrė, vat šitą Skaisti ta moteris, kurią jau paturėjo per mokesčius, taip, jinai daro sekantį ėjimą. Balandžio mėnesį jinai tvirtina be konkurso šitą direktorių dabartinį, taip. Kuris atsiradęs kažkadaise, neaišku. Iš tiesų stepukonio formate vis. Būtent, tai kokiais motyvais, kokiom intencijom, kaip, kas, visiškai nesuvokiama ir nesuprantama. Bet tai gal čia susideda dvi dėlionės dalys. Paaiškėja, kas yra. Ne, tai kalba yra daugia, ko tu gali iš jų tikėtis, o iš šitų. Tai, kaip pasakyti, man atrodo, kad čia daug yra aiškių klausimų, bet neatsakytų. Ir todėl mes šnekam apie paprastus dalykus, kad reiktų pasiaiškinti. Ko mes dar nepalėtėm dėl tų iniciatyvų, tai visiškai atsitiktinio asmens Justo Džiugelio, kuris jo atsirado tam tikroj pirmininko pozicijoje ir taip pat greitai išskrido iš jos, ar ne, tų pačių, kaip ko gero, savo frakcijos kolegų pagalba, jo išskrido dėl žinomų priežasčių. Tai esmė yra ta, šitas žmogus, reiškia, pateikia vėlgi su kolegų, reiškia, pagalba, parašais, kad dabar, reiškia, nuo 21 metų visose rūšyse galės tik tai paslaugas gauti, ar ne? Uždraudžiam. Jo, loterijom, kur azartiškiausia nereikia. Piliečiai rašo, kad čia kažkas kažkur tai ten veikia mamunėlį minkštą turbūt ar ką. Ir tada reikia amžiaus cenzą didinti. Paaiškėja, o kai kam jau nuo tvano žinoma, kad pavyzdžiui B kategorija, daugumoje atveju ir lažybom tas galioja. Nieko panašaus nei vienoje valstybėje realiai nėra. Europoje tokių nėra. Tai buvo grubiai pažeistos, reiškia, tos grupės asmenų teisės kaip žmonių teisės. Buvo padaryta visiška nesąmonė, kuri neturės jokios įtakos. Tik tai neigiama, sekundę, tik tai neigiama. O ta neigiama įtaka yra tokia, kad tose sektoriuose, kur buvo galima žaisti nuo 18 iki 21, kurie jau merdėja, ten tų ribotų statymų, laimėjimų ir lažybos, atkris kažkiek klientų, taip, ir sumažės dar labiau pajamos. Tai va šitam kontekste, taip, kai keliami mokesčiai, taip toliau panašiai, tai čia akivaizdžiai matosi, kaip galima teikti, kad gal ir organizuoti dalykai, nes jie neturi analogų Europoje. Tai dabar toliau, kur didžiausias lošimas vyksta? Mes jau parodėm, ar ne? Kur? Tai ten, kur jis vyksta didžiausias. Jokių priemonių. Jokių priemonių, o ten nuo 21 jau nuo pat tvano daugiau nei 20 metų. Tai kazino sektorius, 21, kur akivaizdu ir aišku, bet ten jie nieko nedaro dėl amžiaus, nors yra valstybių, ar ne, kur ir nuo 23, ir nuo 25 yra kelios valstybės ir taip toliau, bet jie nieko nedaro. Įsivaizduojat, kur didžiausios, reiškia, išlaidos, jie nieko nedaro. Jie daro ten, kur matomai sakau, čia tikrai yra. Realiai Justo Džiugelio iniciatyva paliečia 4 lošimų rūšis. Tai yra B kategorijos automatus ir lažybas. Aišku, ir ant žemės, ir nuotolinius. Tai 4 rūšis. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm tų lošimų, kaip sakant, intensyvumą, srautą, mes pamatytumėm, kad nebuvo jokio pagrindo sakyti, kad čia kažkas tai formuojasi, kažkoks tai burbulas, kažkokia tai bėda, dar kažkas. Bet būtent nusitaikoma į šitas rytis, o visos kitos paliekamos visiškai ignoruojantis. Juo labiau, kai Europoje net ir tokių pavyzdžių nėra. Ir vėlgi klausimas, jūs tai Džiugelį, kas ruošia įstatymo projektą? Tai čia galima tą patį pasakyti jiems visiems, nes nei vienas iš jų tikrai, mano galva, neruošia jokio projekto, nes jie visi
visi yra iš esmės nukreipti į visišką gilinimą va šitų problemų, taip, visišką gilinimą iki tokio lygio, kad tą, ką mes paminėjom, ir kontrolės lygis, ir diskreditacija čia, ir spaudimas nežmoniškas tiem sektoriam, kurie tikrai neturi tokio azarto ir neturi tokių galimybių didelėms sumoms statyti, kad tai yra tikrai galbūt ir piktybiniai dalykai. Mes tos informacijos neturim, bet iš to, kas vyksta, tai akivaizdžiai matome. Matome akivaizdžiai, kad veiksmas vyksta į vienus vartus. Tas yra visiškai aišku ir akivaizdu. Ir aš kažkodėl tai galvoju, kad ta situacija, jeigu apie ją nekalbės niekas, kai išnyks tie sektoriai, nebus, kaip sakant, kam kalbėti, pavadinkim ar ne, tai ir problemos išnyks, nors jos bus dar didesnės. Bet jos tiesiog išgaruos, jų neliks visiškai. Ir viskas, ir nebus kalbama, ir nebus problemų. Vat aš galvoju, kad jie veda prie šito. Mes visur tarsi fone paliekam loterijas. Aš norėčiau prie to klausimo šiek tiek ateiti, ne? Nes, nagi, kai buvo priimtas naujas redakcijos įstatymas, įstatyme buvo pasakyta, kad per 2 metus Finansų ministerija turi padaryti ex post vertimą. Kitaip tariant, įvertinti, kiek tas naujas 19 metų priimtas įstatymas, kiek jis efektyvus, kiek jis tai tvarkingas, kiek jis naudą duoda ar ne. Tai gerokai daugiau negu 2 metai. Kas nori pasakyti post ten tam vertinime, kad yra aiškus požymiai loterijų rinkoje monopolio. Nes dvi bendrovės, kurios veiklą vykdo, iš 3 užima vieną 75, kitą ten 204 ir viso labo 99,96 šimtosios. Jos užima tiek rinkos, 2 dalyviai, 3 užima, turbūt skaičiuot mokat, kiek liko tam 0,00 čia procentais. Tai yra viena. Reiškia, kai yra mažai dalyvių, panašu į didelį viršpelnį. Toliau yra, kaip sakant, struktūra tam tikra, ne? Bendrovių arba juridinių asmenų, kurie naudojasi, sakykime, tą struktūrą bendrai. Ir tas sudaro, sakykime, licenzijų turėtojam, kurie galimai yra susiję, ar ne, viršenybę prieš kitą bendrovę, kuri neturi šitos infrastruktūros, suprantat, kur naudojasi. Kitaip tariant, nėra šansų. Dabar matant tą situaciją, kai vyksta bilietų platinimas per 2400 terminalų, ar ne, dabar tie terminalai teikia ir kitas paslaugas, taip? Taip. Komunaliniai. Įvairiai. Dabar tas paslaugas, reiškia, teikia kiti subjektai, naudojasi. Jie yra, kažkur kažkaip tai susiję visi, ar ne? Ir finansinės paslaugas, ir kitokias paslaugas ir taip toliau. Ir visa tai sukasi. Tai tas sudaro tikrai, jau nekalbant apie tai, kad tik tie 2 operatoriai, reiškia, jie didžiąją dalį rinkos. Tai vat klausimas yra čia toks, kad bet koks tame tarpe ir valstybinis operatorius atėjęs į rinką, ar ne, bandydamas padaryti, jisai absoliučiai nieko nepadarys. Tai vat tokia čia ir situacija, kadangi iš tikrųjų yra susisiekiantys indai ir jie savotiškai vieni kitiem padeda. Kitaip tariant, tu turi galimybę puikiai, jeigu tu esi ne kas kitas, o, sakykime, moki mokesčius. Kitos paslaugos padengia dalį kaštų. Čia tau teikia ir loterijų paslaugas, ir buvo momentų, kad matėme ir lošimų paslaugas, taip pat reklamuojamos per ten, viskas ok, tai jūs maždaug suvokėt, kokį turi bonusą šitą grupę, ar ne? Ir priešingai. Įdirbis visgi loterijų yra milžiniškas, kalbėkim tiesiai šviesiai, Olifėjos milžiniškas įdirbis ir nei pridėsi, nei atimsi, tik gali pasveikinti, kad iš tikrųjų puikiai sudirbta yra aukštumoje, viskas tvarkoja, bet, pavyzdžiui, kitiem rinkos dalyviam, taip, galimybių praktiškai beveik ir nėra. Tai va, dėl sąžiningos konkurencijos, nekalbu apie monopolį. Va, tai tokį mes vaizdą ir matome. Dabar tas toliau pasidalinimas ten tų išlaidų, kas kam ką už ką moka ir taip toliau. Dabar kitas dalykas, ką mes matom. Jie nurodo pelningumą 5-6%. Nuo ko jie skaičiuoja? Jie skaičiuoja nuo pajamų, nuo tiražo. Bet iš tikro
jie neskaičiuoja nuo bendrųjų pajamų. Tai jų tą pelningumą iš tikrųjų turėtum dauginti, maždaug iš 1,8 karto. 1,8 karto. Ir tada mes pamatytumėm jo truputį kitą vaizdą, truputį kitą, paaiškėtų, kad tas pelningumas yra iš tikrųjų ženkliai didesnis. Ženkliai didesnis. Bet tai čia dar nevertinant tai dar ne viskas. Kad dalis pajamų irgi išeina valdomiem subjektui. Taigi pasakiau, per išlaidas, taip, ašgi pasakiau, gali būti. Tai realus pelningumas dar didesnis. Jo, tai čia jau aišku, bet čia įstatymai matyti taip yra sudėlioti, kad tai būtų. Tai va, tai yra niuansų tokių ir, sakau, visą tą organizacija, jinai taip yra suformatuota, kad turėtų kaip sakant, kuo didesnę naudą, bet kur dar toliau ir valstybė šitą leidžia. Dabar dar pakankamai įdomus momentas yra nepaslaptis, kad Olifėjos pagrindinis akcininkas yra Tautinis olimpinis komitetas Lietuvos, taip, turintis 51% ir, kaip aš sakau, verslių fizinių asmenų 49. Verslių. Gaunas tokia situacija. Šiuo metu veikianti sistema yra tokia, kad jokių paramų tiesiogiai operatorius nebeteikia, visi pinigai keliauja per loterijų mokestį į valstybės biudžetą. Tai dabar jūs įsivaizduokit, reiškia, yra altokas, kuris per dividendus kuo didesnius, to laimingesnis. Ir tai yra normalu. Viskas tvarkoj. Tai kita grupė paramų gavėjų per biudžetą, ar ne, užinteresuota kuo didesniais mokesčiais, kad gauti kuo daugiau, reiškia, paraminių pinigų. Tai yra sporto federacijos ten ir kiti subjektai. Tai kaip jūs manot, tai yra priešingybė. Vieniem reikia kuo didesnio pelno, taip, kad kuo didesnių dividendų, kad jie pasidalintų ir gyventų iš jų, tai yra viena. O kita grupė yra ta, kuriem reikia didesnių mokesčių, didesnių asignavimų, kad jie galėtų gyventi. Bet tie didesni asignavimai mažins pelną. Apie ką ir kalba. Tai aš ir noriu sakyti, tokią mes situaciją turime, jinai aišku yra visiškai nesveika. Ir turim senai ir nuobodžiai, nes anksčiau galėjo teikti loterijos tiesiogiai paramas ir taip toliau, tai skaityk turėjo ir politinė įtaka. Dabar tos politinės įtakos neturi. Tai kai pats mane klausė, ką Majauskas gero padarė, tai aš sakyčiau 50-50. Jis atėmė įtaką loterijų, nes visi žinom, kad olimpinis daug darbavosi ten įvairiuose įstaigose, kad apginti savo interesus ir taip toliau. Tai čia klausimas atviras šitoje istorijoje, nes čia, spręstini dalykai. Kitas momentas, kadangi rinka yra aiškiai užvaldyta, sakykime. Loterijų atveju 99. Jo, nieks nedavė atsakymų, čia gerai ar blogai, ar ne, nei konkurencijos taryba, niekas nedavė, nes nieks nesiskundė paprasčiausiai, nes nėra tų ir konkurentų. Tai jeigu ten 0,0 ten 3 ar kiek procento ten užima kažkokią bendrovę, tai klausimų čia matyti nėra jau. Tai idėja tokia, kad normaliuose šalyse yra nacionalinė loterija, kuri yra labai stipriai apmokestinta, stipriai kontroliuojama ir dirba ant mažos pelno maržos. Panašu, kad čia diktatas yra iš kitos pusės, ne valstybės, o būtent į priešingą pusę, kad valstybė elgėsi labai keistai, kadangi visos šitos reformos, kurias mes matėm, jos neliečia vienos iš lošimo paslaugų rūšies loterijų. Ilgą laiką nepilnamečiai žaidė, tai čia jokios paslaptis, naudojosi šitom paslaugom. Ką minėjau apie loterijas, taip, kurios daugiau nei 300 metų dirba, kaip susiformavo loterijų rinka, kad valstybė visiškai nerodo iniciatyvos jokios realios, išskyrus Majausko, reiškia, pastangas. Bet yra vienas bet su Majausko tuo biudžetu, kaip lėšos
mokestinės surinktos iš loterijų keliauja į biudžetą ir po to perskirstamos, visgi žymiai skaidresnis būtų buvęs variantas, žymiai, ir manau, kad prie to gali būti grįžta, kaip Britanijoje yra, kad dalis lėšų į biudžetą, jeigu reikia ten, o dalis lėšų į paramos labdaros fondą specialiai sukurtą, būtent iš loterijų sumokėtų paramų, ar ne, į biudžetą, kaip sakant, kompetitinga taryba skirsto pinigus, iš anksto žinoma kam ir kaip, reiškia procentai suskaičiuota, ta prasme, kiek kokia sritis gauna pinigų ir taip toliau ir panašiai. Tas būtų žymiai skaidriau negu įvyko. Ir čia nereikėtų dviračio išradinėti, pas Britus tas veikia. Veikia puikiausiai, jo, tik tai ten reiškia 25 procentai paramai labdarai ir 12 procentų į biudžetą keliauja. Tas yra tikrai gerokai ir tas iš tikro parodo, kam skirtos loterijos. Šiandien visiškai neaišku, kokie politikos principai loterijų vedimo, kokia jų iš tikrųjų misija, koks jų tikslas. Ir šiandien gaunasi taip, kad, sakykime, loterijos perveda į biudžetą pinigus, taip, ir tuo ir baigėsi jų, kaip sakant, nieks nieko, jo, bet iš tikrųjų jų yra tikslas tai remti iš jų lėšų. Valstybė gauna į fondą visą kitą ir perskirsto. Tai aš iš fondo. Tai yra aišku, kiek atėjo, aišku, kiek išėjo, kam, kaip. Puiku, tas labai skaidru. Dabar tai yra uždaras kažkoks reikalas ir nieks nieko nemato, nieks nieko nežino. Apibendrinant situaciją rinkoje, galima pasakyti, kad augimas tęsiasi. Augimas tęsiasi valstybės sąskaita, kuri nesusirenka mokesčių, kurios galėtų susirinkti. Augimas tęsiasi vartotojų, kurių išlaidos padvigubėja per 4 metus. Augimas tęsiasi ir verslo sąskaita, kuris dalis bus priverstas pasitraukti. Ir visa tai yra dėl ydingo teisinio reguliavimo. Tai yra pagrindinės šio nueinančio Seimo pareigos.